Ketvirtadienio vakarą Vilniuje įvyko didelė avarija. Ozo gatvėje kaktomuša susidūrė automobiliai Porsche ir BMW. 20:40 min. Įvyko štai tokia stipri labai avarija. Ir dabar Ozo gatvė ties sankryža su Kalvarijų gatve yra eismas čia sustabdytas abiejomis kryptimis. Susidūrė du automobiliai Porsche ir BMW ir pasak liudytojų vienas iš automobilių važiavo nuo Akropolio pusės. Čia Hesburgerio restoranas yra, tai maždaug ties ta vieta, kur yra išvažiavimas. Iš jo kirto žalią veją, skiriamąją juostą ir išlėkė į priešingo eismo juostą ir ten susidūrė kaktomuša su automobiliu Porsche. Mašinos žiauriai yra suniokotos, iš karto sunku net nustatyti automobilių markę. Buvo iškviesti ugniagesiai, bet prispaustų žmonių nebuvo. Gelbėtojai teigia, kad ištraukė iš vieno iš automobilio vyrą, kuris pats negalėjo išlipti. Tai padėjo jam išlipti, uždėjo dar ant kaklo įtvarą ir tada perdavė medikams. Gatvė važiuojant nuo Akropolio ties Kompensos arena, ties Kernavės gatve, automobiliai nukreipiami link sporto arenos į apvažiavimą. Štai net ir viešasis transportas Ozo gatve yra priverstas šitoj vietoj važiuoti prieš eismą, nes važiuojant Akropolio link kelias yra pilnai blokuojamas sudaužytų mašinų nuolaužų ir čia dabar apžiūri ekspertai įvykio vietą. O mašinų dalys, čia ratas yra vienas, net voliojosi šitoje eismo juostoje, išlūžusi važiuoklė matyti, ir ten dirba pareigūnai, aptverta įvykio vieta yra. Tokį vėlyvą metą čia aišku nesusidaro spūstis, mašinų srauto nėra, truputėlį palyta yra Vilniuje ir kelio danga šlapia ir slidoka. Neaišku, ar tai turėjo įtakos avarijai, ar tai buvo pagrindinė priežastis. Aišku, bus dabar nustatinėjama blaivumas avarijos kaltininkų išvažiavusio prieš eismą. Ir matome, atvažiuoja jau evakuatorius. Tai po truputį bus pradėtos šalinti avarijos pasekmės.